dar kartą, dabar staiga prisiminiau dar vieną tokią gal juokingesnę istoriją apie klientus, pirkėjus. Mano vyras Antonijo, jisai yra tapytojas ir grafikas, bet šiuo metu dėja jisai nelabai gali dirbti, nes liga nebeleidžia. Ir aš netgi perėmiau jo dirbtuvės, kadangi jam per toli ten eiti ir dirbti, taip kad aš susistačiau visą savo giljotinas ir visus presus. Ir žodžiu, apie klientūrą, tai sakė, kai jo užklausė, draugai pažįstami, ar jis dar betako, tai jisai tuomet sako, kad jis laukia tinkamų klientų. Čia prasidėti su tokiais smulkiais, vietiniais ir tai jau kokie jau tie tinkami turėtų būti. Tai jisai sako, aš pats gudu, reiškia, kadangi laukiu, kada skabutis suskambės, nes sako, girdėjau, kad dabar Vatikane pasikeitė popiežius ir kadangi kiekvieną sykį, kai keičiasi popiežius, menininkams atsiranda šansas, kad tai jisai turi, sako, aš laukiu, kol man paskambins popiežius, kad Siksto koplyčią perstatyti jis norėtų. Nes jau atėjo laikas, lyg ir turėtų naujai. Tai žodžiu, turi vilties žmogus, kad atsiras tinkami klientai. Bet jokas jokais, o aš galiu čia štaiga pasigirti, kad iš tikrųjų tai mano knyga viena pateko pas popiežių. Buvusi popiežių, Benediktą XIV, ir tai buvo Švedijos leidykla Swedish Illuminated išleido knygą, Biblijos Senąjį testamentą, kuris tekstas, aišku, visai nekeistas, tačiau labai konceptuali, labai vaizdinis sprendimas konceptualus su fotografijomis, šiuolaikinių fotografų nuotraukos, kur vaizduojama, reiškia, tsunamio katastrofa ir padarokti tekstai su būtent kaip atitikmuo. Gan drąsi knyga. Ir šiuo atveju visą, kas jeigu išleidžiama nauja knyga, tai va šią knygą aš esu įryšusi. Ir ši knyga privalo, reiškia, visą, kas išleidžiama Biblijoje, visą laiką siunčiama į Vatikaną. Kad mano knyga pateko į Vatikaną, pas popiežių.